Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas. Jūsų dėmesiui pamokėlė iš statybų aikštelės. Technologai patars, kaip teisingai naudoti modeliuojantį tinką vonios kambaryje. Mes dabar esame patalpoje vonioje. Mums reikia padaryti dar papildomą vieną dekoratyvinį elementą ant šitos sienos. Siena yra dalinai paruošta, gipso kartonų siūlės yra glaistytos, tinkliukas panardintas. Daugiau mums nieko ir nereikia daryti. Idealaus glaistymo visiškai nebūtina, nes modeliuojantis tinkas, kurį mes dėsime, nereikalauja idealaus paviršiaus paruošimo. Kaip matote, padengėme sukibimą pagerinančių pigmentuotų gruntų. Spalva mums nelabai aktuali. Šiuo atveju yra balta, kaip ir standartas. Nebūtinas idealus išdažymas. Svarbiausia, gražiai atpeiti visus kampelius, nes sukibimas reikalingas geras, kadangi modeliuojančio tinko mes dėsime netgi ir iki keleto kilogramų į kvadratinį metrą. Pereiname dabar prie mūsų jau sekančio etapo, jau būtų kaip ir antrojo, dėsime modeliuojantį tinką ant paviršiaus mūsų paruoštos su kontaktiniu gruntu. Pradžioje pilame būtinai vandenį, kad mažiau dulkėtų. Dabar mes būtinai turim palikti mūsų košę apie 10 minučių, kad tai, kas su vandeniu nepilnai dar permirko arba sureagavo, kad išbrinktų ir mes galėtumėm naudoti be kažkokių išdžiūvusių paskui dalelių. Koks būtų privalumas šios medžiagos modeliuojančiojo tinko? Ogi tom, kad jis nedžiūsta momentaliai. Jis turi ilgalaikį džiūvimą. Mes maždaug po pusvalandžio, po 45 minučių uždėjus ant sienos, mes dar galime jį judinti, apvalinti, modeliuoti. Naudosimės mes šį kartą 3 įrankiais. Tai yra tinkuotojo kantuvė, metalinė, kelnytė ir šepetukas. Ir dabar ją drąsiai galime palikti maždaug pusvalandžiui stingti. Mes pradėsime dabar mūsų paviršių niveliuoti, stengsime atsikratyti aštresnių briaunų ir tai vadinkime yra kaip jau trečia operacija per vieną vakarą. Paviršius įgavo visiškai kitokį vaizdą. Jis tapo ir sumodeliuotas, ir derės prie bendro dizaino. Ir viskas, koks yra tas privalumas, tai kad jokių dulkių, jokių daugybės šiukšlių, vien tik tai keletos įrankių pagalba ir modeliuojančio tinko mes, manau, kad sukūrėme neprastą vaizdą. Sumodeliavus mūsų modeliuojantį tinką ant sienos ir ne anksčiau kaip po paros, mes galime kažkokias dengti visakančias medžiagas. Šiuo atveju mes dengsime poliuretaninį 2 komponentų laką, kuris apsaugos nuo pakankamai galimos daug drėgmės, kad neįgertų, puikiai valytųsi ir bus jis šiuo atveju be spalvos, kadangi toksai yra sumanymas, kad būtų tik reljefinis paviršius. Paruošta mūsų masė dabar yra gyvybinga apie 90 minučių. Vadinasi, mes turime suspėti viską išdažyti. Jau visiškai priėjus prie mūsų darbo, mes dar kartą su šepetuku pereinam visas byrančias dalis, stengiamės nuvalyti nuo mūsų esančio paviršiaus, kad lakas tikrai pakankamai tvirtai sukibtų. Na štai, suspėjome padengti mūsų 2 komponentų laką.
Dabar jis džiūna, mes įdengėme matinį, dėl to pamatyti yra truputį lengviau, kada jis pilnai išdžiūsta. Šiaip jo pilnas džiūvimas maždaug bus po paros, tai galime, vadinasi, dažyti antrą kartą. Kada reikia antrą kartą dažyti? Šiaip rekomenduoju tose vietose, kur yra kriauklė ir, pavyzdžiui, aplink ją būtų gerai nudažyti dar antrą sluoksnį tuo laku maždaug po 24 valandų. Pilnai lakas išdžiūsta ir galimas naudoti, trinimam atsparus jau yra po 3 dienų. Iš karto po lakavimo darbų aš rekomenduoju toj pat nusilupti visas apsauginės plėves, kadangi paskui pilnai išdžiūvus bus kur kas sunkiau nulupti. Lako paskirtis šiuo atveju visai, tuo praktiška, kad mes poras uždengiame, vadinasi, sustabdame tiek patekimo ir drėgmės, ir purvų. Vadinasi, daug lengviau ir nusivalys, jeigu nuo garų plius muilinas vanduo pateks ant mūsų sienų. Laidą remia Kaparol. Kaparol – dažų standartas.